Bet jo, buvau patyrus patyčias ir tiesiog jos labai intensyvios buvo ir nebuvo kito tiesiog sprendimo. O gimiai su plaukais ar gimiai? Dabar įdomu. Nežinau. Mano maksimali juvelyrika yra vienas auskaras. Plaukai, jo, juvelyrika. Nes išprotėčiau, jeigu visą laiką būčiau tame. Čia gal tipo visai gerai, kad taip. Kad bus to, nes tu vis tiek, tu net nežiūrėsi, žinai, tu žiūrėsi jo, aš būsiu čia. O aš būsiu čia. Jo. Taip, bet gal kad įjausi, nes tu vis tiek pasilenkęs būsi, tu pasilenk. Tai geriau šitaip kadrą padaryti, jo. Kad tu būtum, ausy. Taip. O čia aš grinai per vidurį, o čia gerai. Taip. Labai gerai, viskas. Gerai. Tai mes pirmas video. labas ir prašau prisistatyti, su kuo mes čia sėdime. Tai aš esu Alija, esu Alijos pasaulio įkūrėja ir savo veikloje užsiemu restorano apžvalgomis. O mes su Alija susipažinom vasarą šią, gan nesenai. Ir šitą šypseną, manau, kad labai jūs gerai matėte internete kažkur visur. Ir šiandien darysiu, kaip jūs Kukučio studijo, pirmą video. Ir kaip aš darau šitą tą Oskarą. Pradedam tada. Nuo ko viskas prasideda? Iš tikrųjų, su Adomo juvelyrika susipažinau jau vasarą, kai Adomas pasisiūlė man padaryti žiedą. Ir turėjome vieną kavos tokią popietę ir kol mes kalbėjom, bendravom, man gamino žiedą, tai dabar, kaip sakant, jau antras mūsų pasisėdėjimas. Aš tarp buvau žiauriai apsidžiaugęs, nes buvau matęs paskui tavo video kažkokį ir tu nešioji tą žiedą. Jo. Ir galvau, čia man tiesiog didžiausias įvertinimas buvo. Tai aš buvau labai laimingas ir džiaugiuosi, kad jisai tenais buvo. Dar net draugui buvau, prisimenu, tenais buvau toksai, taip prisidėjo. Mini dalykėlis. Geras, kiek tu čia kamerų, visko. Gerai, podcastas. Tai nuo ko prasideda tavo juvelyrika, taip, sėdint prie žmogaus? Realiai viskas prasideda nuo vėlos. Rangi šitą, pasiėmus sidabrinę vielą. Ir čia ten taip daug dalykėlių, kad čia pridėta ant stalo, bet realiai viskas prasideda nuo nudildinimo. Aš nudildinu, kad jinai nebūtų aštri, neįdurtų kažkam jausi. Ir tada man jinai visiškai, pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų įdomių, kad man nereikia, kad jinai būtų lygi. Man jinai gali būti sulankstyta kažkokia, jinai dar prideda šarmo. Nes jeigu jinai būna tiesiog lygi, tai galutiniam rezultatui ir būna tas tiesiog lygumas. Tai, aišku, galima ten padaryti. Bet man patinka, kai būna tokių daugiau nežinomųjų šitam darbe. Ir aš tada turiu tokią liniją ir aš tada pasiemu ausį, pagarbaną ausį ir pasižiūriu maždaug, kaip jinai nori, kad tenais eitų per tą. Aš galiu padaryti tokius labai preliminarius čia visus pakeitimus, bet kažką atrandu, kas man visai gražiai atrodo. Ir tada pradedu tą darimą. Tai gerai, Alija, čia aš tarp esu pasiruošęs klausimų. Tai pirmas klausimas, ane? O kaip tu įsivaizduoji savo tobulą dieną? O taip labai detaliai, nuo ryto, nuo kur, su kuo, kaip ir kada, pavyzdžiui, tu atsikeli nuo mažiausių detalių. Tai mano tobula diena ir yra mano kasdienybė. Aš ir gyvenu tą tobulą dieną, kiekvieną dieną, bent jau stengiuosi. Ir mano tobula diena prasideda nuo lėto ir ramaus ryto, kai galiu niekur neskubėti ir valgydama pusryčius ir gerdama mačą žiūrėti į snieguotą kiemą. Ir tuomet užsiemu savo labai mėgstama ir mylima veikla, tai yra restoranais. Einu, narplioju, ieškau kokių nors naujų perliukų. Ir ta tobula diena dar taip pat praturtina, kai galiu praleisti dar su artimaisiais ir draugais. Okay. Aš pagalvojau, tai restoranai, tai pavyzdžiui, mane tu iš viso užkabinai ant tos mačios labai, aš suprantu tavo mačios girimą, nes aš taip nuo vasaros ir pradėjau gerti. Kai mes susitikom su Alija, tai tenais
mes nuėjome į tą kavinę ir tada Alija buvo tokia, man prašau, mačios su vandeniu. Jokio pieno. Taip. Ir tas, jo, ir aš tada nuo to laiko ir nebegeriu su pieno mačios. Wow. Jo. Kodėl? Kada, žinok, aš ar taip negeriu mačios, tai man buvo, aš pradėjau gert mačią ir man buvo čia kaip natūralus tipo, be pieno. Taigi, kas čia geras pieno, nes čia kitesnis. Supratau, kaip faina, kad padariau įtaką. Labai padarė įtaką. Ir kaip tenais ta kavinė vadinasi, nes aš vis kažkaip noriu paminėti ją kažkam, bet neprisimenu pavadinimo jo. Vokiečių gatvėje. Vokiečių gatvėje. Bromė ten kažkokiam. Taip. Įėjime. O tai tu eidavai į kavinę, aš prisimenu, kad tenais būdavo ankstesnys, ar tu dar... Ne, tu gimei ir Klaipėdoje, ne? Palangoj. Palangoj, Žemaitijoje. Ir tenais tu kaip ir praleidai savo mokyklos metus. Taip, aš ten gimiau ir užaugau. Aha. Ir Vilnių tik tais atsikrausčiau studijų metais. Okei, supratau, nes norėjau klausti. O kur jūs vaikščiodavot? Buvo kavinių, kurius ten reikia į Klaipėdai? Oi, Palangoj, ne Klaipėdai. Į Palangoj, kur ten jaunimas visą susirinkdavo. Tuo metu, kada aš augau, tai nebūdavo jokių komercinių ir tinklinių kavinių. Dar Palangoj tai būdavo Basanavičiaus gatvėje tokia legendinė kafe bandukė, kuri vis dar iki šiol egzistuoja ir klesti. Tai va ten būdavo, kafe bandukė. Tai jinai visų mūsų gimnazistų būdavo top vieta lankytis gerti kavą. Daug draugų turėjai, mokykloje tenais. Ar buvai ta prie... kur viena pasilieka? Nuoširdžiai sakant, tai iš tikrųjų daugiau laiko leidau viena. Didžiąją mokyklos dalį, kai yra mažas miestas, neturi labai iš daug ko rinktis ir su kuo tavo požiūris sutampa. Tad gaunasi, tu pasirenki arba būti tarp žmonių, tarp kurių tu nenori, arba tada būti vienam. Ir tai aš priimu ne kaip liūdną kažkokį savo etapą, o tikrai daug skirimo savo laiko ir išsigryninimui visgi, ko aš iš tikrųjų noriu ir kas man patinka. Nes tu visą laiką atrodai, kad tas žmogus, kur tipo, bet tuo pačiu labai smagu, kad turi tą pusę, kur ir viena, bet jau daug laiko praleidai. Čia. Tikrai praleidžiu ir gali būti, atrodo žmonėm mane, kai mažiau pažįsta, tai ir mano, kad aš būnanti socialiniuose erdvėse esu lyg ne sava, lyg ne aš, nes mato visą laiką tą spindinčią, trykštančią pozityvią energiją, tačiau už tų kamerų aš būnu ir rami, ir tyli, ir mėgstu ir pačią vienatvę. Tai manau, tai yra labai gražus balansas tarp to viso mano išorinio sprogimo ir vidinės ramybės. Nes išprotėčiau, jeigu visą laiką būčiau tame... Tada, žinai, perdegi vis tiek kažkur, kažkokiame etape. Nes aš vis tiek, pavyzdžiui, klausimus, tenais bandžiau susirasti. Aš žiūrėjau, ir ChatGPT, ir ten pastoviai, žinai, jeigu kažkoks klausimas ir ten visą laiką, jeigu nori aštresnio, tai tada sako, tai kokia tu esi, paklauskite, tipo, kokia tu esi už kameros. Aš galvoju, tipo, Alija, taigi visą laiką tokia vadina. Ir mes kirbenam, paprastai, tu visą laiką tas pats yra. Tai žiūrėjau smagu, nes net negalėjau tą klausimą imti. Kaip faina, tie, kurie nepažįsta manęs, tai galvoja, kad aš iš tikrųjų nesu tokia ir aš čia vaidinu, kad esu. Yeah. Bet kaip ir tu paminėjai ir dar taip pat mano kiti draugai sako, Alija, žinok, man rodos žmonės turi žinot, kad tu ir tokia esi ir už kameros. Kad tu tokia taip pat skleidi tą energiją. Tai labai faina. O buvo tokių dalykų, nežinau, savybių ten, kur taip, žinai, tu anksčiau galvojai, kad čia tipo tavo silpnoji savybė, o dabar tu galvojai, kad blemba, va čia yra mano, tipo, aš čia kieta esu dėl to. Ar atvirkščiai? Įdomus klausimas, noriu pagalvoti. O čia mes galim tikrai labai neskubėti su šitais klausimais. Beje, kaip jaučias, kai ausyti tau karštausi?
įdomiai, iš tikrųjų labai įdomiai, aš taip ir bandau suprasti iš jutiminės pusės, taip galvoju, aha, čia tokia viela per mano ausį ir aš tokia, pas mane tiek daug erdvės yra tokios tiesios, taip labai įdomu. Pradžia bent jau tokia yra. Geras, kaip įdomu. Čia yra išorė, tada įeina ten į vidų. Aha, labai įdomu bus pamatyti visą tą. Kur čia gali pasimatyti? Kažkas matos. O. Ne, va štai, tuoj. Nesvarbu, žmonės supranta formą. Žmonės supras. Žmonės supras. Aišku, čia tikrai nesavaržėlės lankstyta. Savybė. Kur anksčiau buvo silpnybė, o dabar stiprybė patapo. A nebuvo, kad man... Gerai, duosiu. Jo, galvoju. Blogiems komentarams arba kažkokiems negatyviems dalykams, iš naujo, blogiems komentarams arba negatyvius žodžius išgirsti. Bet aš tai galvodavau, kad man prieš tai būdavo tai labai skaudu ir labai sunku būdavo tai priimti, o aš dabar tai matau kaip savo didžiausią stiprybę, nes esu labai atspari. Mane nepaliečia tie komentarai, nes aš tiesiog žinau, kokia aš esu. Kas geriausiai tave pažįsta, tai tu pats savegi žinai geriausiai pažįsti. Ir kai tu matai kito žmogaus komentarus, kurie atrodo nesutampa su tavo realybė, man sunku tuo tikėti. Kaip aš galiu būti tokia, jeigu tu manęs nepažįsti, tu mane matai tik per kamerą, arba šiaip kažkur gatvėje porą sekundžių, tau sunku apie mane pasakyti, bet tu gali spėti. Ir kartais žmonėm net smagiau toje iliuzijoje gyventi, nei iš tikrųjų tiesoj. Tai manau, tai yra mano stiprybė, su kuria aš gyvenu ir su kuria man tikrai lengviau eiti per gyvenimą, ypatingai kai pradėjau karjerą socialiniuose tinkluose, kai tikrai daug kas skundžiasi, jo gauna blogus komentarus ir kaip susitvarkyti su tuo. Man atrodo, tai net nėra man iššūkis. Man tai yra tiesiog dedamoji dalis viso to smagumo, juk tu gauni tokių įžvalgų, kur tave taip prajuokina, kad tau net pralinksmina dieną. Okay. Ja. Kas per jūs meilės dabar yra? Lengviau. Dabar yra lengviau, nei prieš tai buvo. Čia gan daug vėlos. Ja. Tokio nėra spaudimo, kaip tada buvo. Dabar jaučiu tik tais ant apatinės dalies tokį svorį. O ant apatinės vidinės ar apatinės išorinės? Apatinės išorinės. Nes teoriškai aš keturių plėsmų turėjau atsirasti. Pas tave playlistas, ką tu klausai. Ar tu klausai šis? Aš matau, pas tave yra tie AirPod Max ir tu su jais fotografuojas. Aš nežinau, ar tik fotografuojas ar klausai. Oi, aš klausau. Jie yra dėl klausimo, ne dėl fotkinimas. Toks pastovus vaikas. Tai... Kad negirdėt, kad per nesąmonę šneka. Taip, tas noise cancellingas tikrai labai padeda įeiti savo pasaulį, žinai, tokį izoliuotas esi. Ką klausau? Iš tikrųjų visai esu dinamiška, labai prisitaikanti prie visokios nuotaikos ir prie tos nuotaikos ateina ir tam tikra muzika. Tai dabar, kai žiema, sniegas už lango, tai vyrauja 20-ųjų metų, 920 metų muzika, ne 2000-ųjų, taip. Tokia... 920-ųjų? 1920-ųjų. Okay. Tai yra džiazas, Frank Sinatra, Henry Mancini. Ne. Tai tokia nostalgija, šiluma ir prasmingi žodžiai ir melodija. Okay. O kaip pagalvoju, nežinau, tam Frankas Sinatra. Aš dažnai prisimenu tos senesnius žmonės ir aš tą galvoju, palauk, o jie gyveno, tipo, tos pačias mintis turėjo, tipo, jie taip tam pačiam pasaulyje gyveno ir jie pro tą patį praėjo, kai mes praėjom,
ar buvo tipo kažkas kitaip? Nežinau, kaip, pavyzdžiui, Frankas Sinatra, tai jis turbūt apie meilę daugiausiai dainuoja, ne? Daugiausiai yra meilė, tokia išaukštinama moteris, kad moteris labai daug džiugesio suteikia dienoje. Taip. O klausimas toks visai filosofinis iš tikrųjų pas tave. Ar žmonės taip pat gyveno, kaip mes dabar gyvename? Tau atrodo. Įdomus klausimas. Ar tu galvoji, ar tu galėtum su Franku Sinatra bendrauti? Kitaip perfrazuoti. Aš manau, mūsų kalba būtų skirtinga. Mūsų formulavimas sakinių būtų kitoks, nei tais laikais būdavo įprasta kalbėti. Bent jau kaip per filmus yra įžodinama, tai daugiau tokių metaforų, daugiau posakių, netiesioginės daugiau kalbos. Pas mus taip dabar labiau, bent jau su kuo aš susiduriu, daugiau taip tiesmukiškiau viskas taip vyksta, ten su tokiu kaip subtilumu daugiau. Visai įdomu, iš tikrųjų, tie tokie laikai, jie tokie kaip ir suspausti, atrodo kaip ir suvaržyti, visi buvo įspaustyti tam tikrą kultūrą, nebuvo to įvairumo, būtent kur tu augi, bet yra ir tos romantikos ir žavės. Bet tai nėra vien tik tais, jog tokią muziką klausaus, tikrai yra ir šių dienų klausau, šių laikų. Tiesiog tokia su... Ir 40-ųjų yra. Ir 40-ųjų. Ir 2000-ųjų. Palei nuotaiką. Okay. O šiaip santykiuose, nežinau, ten tavo požiūris į vaikinus. Visą laiką toks pats buvo, ar jis pasikeitė pastaraisiais metais? Tikrai turbūt patys, kad pasikeitė. Ar gali patikslinti klausimą? Okay, ką tu vertinai? Ką tu vertini labiausiai vaikinuose? Ar kaip pasikeitė šitas dalykas? Vaikinuose savo gyvenimo partneryje vertinu 3 aspektus. Tai yra atvirumas, nuoširdumas ir pažeidžiamumas. Aš manau, šitie 3 dalykai labai suformuoja patį žmogaus pagrindą, su kuriuo galima lengvai eiti toliau į gyvenimą kartu, nes atvirumas parodo, kad tu tikrai gali būti nuogas, pasakyti tiesą, kad ir ji yra skaudi. Nuoširdumas įeina ir gerumas, darimas be norimo gauti atgal, o tiesiog duot. Ir pažeidžiamumas buvimu netobulu. Tai manau, čia tokie 3 svarbiausi dalykai, ne vien iš tikrųjų vaikine, bet ir aplamai santykį su žmogum. Nes nėra svarbu, kaip tu palaikai santykį, ar tai yra vaikinas, ar tai yra draugas. Pagrindiniai baziniai elementai, jie turi sutapti, nes tai nesiskiria, su kuo tu palaikai tą santykį. Tu turi taip pat pagarbą laikyti tiek draugui, tiek kolegai, tiek partneriui. Turi būti atviras, tiek nuoširdus, tiek draugiškas. Manau, visi aspektai, nesvarbu kokiam žmogui, turi būti lygus. Turi taip pat mylėti ir savo draugą, ir taip pat ir savo partnerį. Tiesa. O daug draugų turi? Šiaip ne. Ne, ir manau, nereikia. Ir man tai duoda, man mažesnis ratas duoda tokio labiau koncentruoto ir pilno dėmesio tam žmogui, o ne bandymo visiems po biškį, po trupinuką pabarstyti, o iš tikrųjų skirti tam žmogui dėmesį. Nes daug gyvenimo visko yra pas mane, tai jeigu ir skiri tam žmogui dėmesį, tai norisi ir pilnai atsiduoti. O jeigu būtų labai daug tų žmonių, tai tiesiog nespėjai, tiesiog skubi tada.
viskas irgi automobilis sąskaita, pirmiausia, tikrai, ten iš tos sąskaitos. O kada tau visą laiką nepatiko skubėti, ar kažkada atsitiko kažkas, kad sąskaitos dingsta. nustoji? Nes man, pavyzdžiui, labai patikdavo skubėti. Aš kažkaip jausdavau tokį, visko vyksta ir čia bėgi, vėluoji, ten nevėluoji, bet visur taip. Man rodos, Kažkokiu momentu man buvo toks, gal fainiau biškį taip. Ramiau, žinai, ir tada taip susiplanuoji kažką į priekį. Nežinau, ar čia senatvė yra, ar čia kas. Bet, man paauglystė tai buvo toksai, visur viską, beleką ir man taip patikdavo skubėti, žiauriai. Jūs manau, jausdavau tą tokį, aš vėl skubu. Tau nebūdavo šitą? Man tai nėra apie senatvę, o apie brandą. Ir aš seniau skubėdavau, nes aš tik tais tokį pavyzdį matydavau. Pas mane šeimoje visi skubėdavo. Visi skuba, visi lekia ir aš taip pat lėkdavau. Jausmas, jog jeigu tu vėluoji, tai tada tu tikrai esi tiesiog efektyvus, kad tu tada kažką darai. Bet jeigu tu susiplanuoji ir ramiai eini per dieną, tada nėra to pilnumo. O iš tikrųjų tai yra netiesa. Ir kai susiplanuoji visą dieną, eini ramiu ritmu, neperdegi. Nėra to baisiausio jausmo, kai tu darai dalykus, kurie tau patinka, bet tu perdegi. Dėl to, kad tu skubi. Tai seniau tikrai skubėdavau ir išmokau neskubėti. Nebuvo lengva, nes kai tu įjungi tą motorą, labai lengva jame suktis. Tu sukies ir toks fainas, toks lyg adrenalinas, dopaminas ir jisai tave taip tenkina ir taip smagiai jautiesi, bet po kažkiek laiko vis tiek tu perdegi. Kaip tau jaučiasi dabar jisai? Dabar realiai nieko nejaučiu. Rimtai? Ir apačioje nieko nejaučiu? Nieko. Atrodo, net nieko nėra ausy. Šiaip, palauk, gali ten taip priartėti, kažkas taip atrodo. Tai, palauk, nieko atrodo nėra? Nieko visiškai. Nečiut, nei viršų, nei apačioje atrodo nieko nėra ausy. Nice. Tai čia gerai, ne? Jo, čia labai gerai. Jo, čia taip ir turi būti. Pakoreguosiu viršūnę tenais. Jo, labai fain. O nežinau, yra tokių, juvelyrikos, kas tau, tu auskarus, matau, turiu skilių 2, ane? Jo. Nedaugiau. Tik po vieną. Tik po vieną. Pati taip nusprendai, ar tėvai buvo tokie, ne, ar, koks tavo santykis gyvenimo su juvelyrika, su papuošalais? Mano juvelyrika yra gan minimalistinė, nemėgstu per daug jos. Tai mano maksimali juvelyrika yra vienas auskaras. Plaukai, jo, juvelyrika. Tai minimalistinė, tai tiesiog auskarai ir ant kaklo. Okay. Aš kažkaip taip labiau į tokią, kad užsidėti vieną dalyką ir neperkrauti. Prieš tai buvo tikrai kitaip, prieš tai aš dėdavaus 6 grandinės ant kaklo, ten auskarų, žiedų, buvo tikrai ta fazė. Tai turkas tėtis toks, su plaukais dar čia. Tikrai būdavo tos masės čia visur, bet tai buvo tokia mada. Ir dabar aš taip labiau apie minimalistinį, tai nepersistink. Supratau. Aš tai iš karto pagalvojau apie plaukus, nes, man jau pasivečio garbano, čia garbanas yra. Tai jau užtenka, ten ant ausų, jeigu būtų dar garbanas kažko daug, tai tada... Čia gaunasi jau kaip aksesuaras, žinai jau. Juvelyrika tavo būtų. Čia esu pametęs porą šitų replių, 2 pamečiau. Tai dabar turiu biškį į stalą paremti, kad jisai atsilenktų ten, kur reikia. Fainai. Jo, o tu visą laiką buvai garbanuotė, ne? Pradžioje mažiau, bet su laiku labiau pasigarbanojau. Pirmoji serija. Pirmoji serija gyvenimo. O gimei su plaukais ar gimei plika? Man įdomu. Nežinau. Man rodos, kažkiek gal buvo plaukelių. Nepamenu. Tos nuotraukos dar tokios neryškios būdavo. Tai sunku pasakyti. O tu? Aš kažkiek gal turėjau, man rodos. Šviesiau. Nes mačiau pas kai kurios kūdikius būna juodi plaukai.
Matei, ne, tu irgi. Esu mačius. Ne, bet tu gal Ne. neatrodai toks kūdikas. Ne. O kaip darželį tau sekės? Ką, nežinau, kokie highlightai tavo iš darželį yra. Tai žiūrėkit, aš Darželio highlightai. padarysiu instrukciją, uždėsiu jums darbalaukį, jeigu kažkas neaišku, tai Tokia rami, žaisminga vieta, kurioje mėgdavau būti. Labai Okay. faina auklėtoja turėjau, Romą, Romutę ir labai fainus darželinokus turėjau, su kuriais po to ir į mokyklą iškeliavau. Tai visai tai prisimenu pozityviai. Ja. Tai nebuvai tas vaikas, kur keisdavo mokyklas labai daug ir dažnai. Šiaip buvo, keičiau mokyklą, nes buvau patyrusi patyčias. O ne. Jo, buvau patyrusi patyčias, kad ir kaip atrodo keista tai pagalvoti. Dabar, Taip. žiūrint į save, bet jo, buvau patyrus patyčias ir tiesiog jos labai intensyvios buvo ir nebuvo kito tiesiog sprendimo, turėjau pakeisti mokyklą tiesiog. Savo. Tai dėl 1 metų pakeičiau į kitą pagrindinę mokyklą ir tada po to jau išėjau į bendrą gimnaziją. Tai čia buvo 7 Jo. klasė. 7, tada 8 klasė išėjau į kitą mokyklą ir tada gimnaziją iškeliavau 9 Visi atrodo, klasė. ką čia apie tave tyčiatės. Man kažkaip panelė. Taip, aš tą patį. tą patį. Per graži. Tikriausiai. Jo, nes vis tiek Palanga tai tokia mažesnė biškį tenais. Tikrai mažas miestas, labai koncentruotas Visi ten ir visi žino, ne? taip, ten buvo 2 pagrindinės mokyklos ir tu pažįsti vieni kitus, tai tas išėjimas į kitą mokyklą man nepakeitė situacijos, nes tiesiog visi vieni kitus pažįsta. O kaip tu susitvarkei su tuo? Ar nenori šnekėti? Viskas gerai, mes galim. Kaip su to Ne, man visa tai ir yra tai, kas padarė mane dabar, kokia esu. Tai iš tikrųjų labai užaugino storą odą ir tai padarė mane atsparę tiems blogiems komentarams. Kas čia buvo? Plaukas. Gerai. Atsparę visiems blogiems komentarams. Ir šiaip kažkokiams replikoms, kažkokiams žmonių pasisakymams. Man tai labiau tada pasako apie patį žmogų, nei apie mane. Jeigu kažką žmogus manyje pamato blogo, tai jisai savyje tą mato, ne manį. Aš tik tais su veidrodis. To, ką jis mato savy. Tai buvo toks mano vienas didžiausių tokių perėjimų, kur aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų perėjau. Nes tai labai mane suformavo. Tai 2 metai to tokio skausmo mane padarė tokią tvirtą dabar. Ir tokią duodantį gerą ir atgal ir pozityvę. Jo. Nebūčiau pagalvojęs šitą apie tave. Beje, kaip jaučias dabar? Nieko nejaučiu. Nieko nejaučiu. Nieko nejaučiu. Nežinok, viskas. Tai dabar prasme. Ir dan. Čia 8 minutės. Taip. Viskas. Eina savo kaip greitai. O Dieve, bet čia per greitai net išėjo. O kodėl per greitai? Niekada taip nebūna. Man visą laiką trunka, tipo, valandą pusantros. O tai kaip taip gavosi tavo šitas amatas? Aš nežinau, bet tu sakai nejauti, tai tipo, nes visą laiką būna kažkas jaučias. Nieko Tada nejaučiu. reikia taisyti. Visiškai nieko net, taip. Eina savo. Nuostabu? Nu jo, tada pažiūrėk, mes tada dar galim pažiūrėti. Wow. Pusvalandį. Okay. Tai kaip tik labai gerai toks Jo. Sakykim, kaip įvaldęs tobulai. savo amatą. Nu, ne visą laiką tai būna. Ne visą laiką. Visą laiką tai būna. Ir tada dar kitas dalykas. Aš nežinau, tu ten auskariukus tau patinka paprastai. Aš tau specialiai ir padariau paprastai, tipo vieną liniją, nes būna kartais, kad tipo, aš vieną iškeliu, čia eina, bet ne, man taip gražu. Tu net nežinai, kaip atrodo, ne? Ne, neįsivaizduoju. Gerai, palauk, aš tau fotografuosiu. Tai va. O, super.
Paprasta labai linija. Paprasta linija. Ir Paprasta net nesijaučia, wow, Ir visiškai visiškai nesijaučia. nieko. Tai tada Atrodo tobulas tiek variantas. metalo ausy ir nieko nejaučia. Nėra jo čia daug, žinau. Bet žinai, atrodo daug turi liesti, žinai, Jo, tų tai vietų turi ir Rimtai, okay, nieko, labai fainai. tikrai Nes va čia- nieko. Jo, nes buvo, kur jaučiasi. Atrodo, realiai užsikabino. tavo, va, Wow, tai geras. Čia yra tavo pagal tavo ausį. Nu, galima čia tai parodyti, aišku. ten- Pasako, kaip taip tau matyti. kilo į taip daryti juvelyriką? Aš turėjau gan tokius paprastus bakalauro metus. Labai paprastus ir aš tada per juos sugalvojau, kad aš noriu išmokti groti instrumentais, gitarą. Ir aš išmokau groti gitarą. Aš grojau tą gitarą 1-2 metus. Aš ten grojau tokią muziką, kad man labai patinka ir tada kitokį ir tenais. Ir žodžiu, kol užkniso man jau biškį, nes aš jau tiesiog jau galiu pagroti ir jau gerai, užtenka. Jau aš daugiau net nelabai, žinai, ten verta. Ir jo, tai va atsitiko, aš tada išmokau ir tada pradėjau žaisti su stygom. Aš nusėmiau, ten turėjau tokią 12 stygės gitarą ir ten yra, aš dar taip užsidėjau, kad nėra, tik kad viena plona, viena stora, bet ten aš tiesiog 2 storas. Ir ten visų tiesiog, kaip 6 stygė, tiesiog po 2 vienodas. Ir aš nusėmiau tą storiausią ir pradėjau sukti aplink pirštus. Ir kai sukau, aš tenais pasidariau tokius žiedukus, kur man atrodė, wow, aš čia genijus. Nes iš tos stygos aš galėjau taip, čia padariau tokią spiralytę, tada jinai apsisuka aplink visą pirštą ir čia pasibaigia ant čia. Žinai, kaip antspaudas, tik tais ir sukuriukas. Ir man labai patiko, nes tu gali sulenkti, jinai grįžta, viskas labai gražu. Aha, taip. Ir aš tada ten nusinčiau vienai pažįstamai, wow, kaip čia gražu. Ir aš galvoju, eina savo, reikia iš sidabro padaryti. Ir aš nusipirkau sidabro vėlos. Ir aš pradėjau lankstyti ir aš toks neina, nes tipo, tu sulenki ir viskas, tipo, atiuti, nes tai nesugrįžta. Tai va, ir aš tada kažkaip turėjau tą sidabrą ir aš tada po kurio laiko sugalvojau, kad reikia kažką sugalvoti, nes man tėvai niekada neleido skarų. Aš buvau įsivėręs. Neleido? Aš buvau įsivėręs, bet ten buvo, tipo, wow. Bam, toksai, žodžiu, niekada neleido. Gal ir gerai, aš dabar džiaugiuosi, kad nieko nėra. Bet žodžiu, skilių nieko neturėjau. Tai aš turėjau sugalvoti, kaip aš tą noriu, tipo, sudėlioti ant ausies, kad nereikėtų nereikėtų skylės ir plius, tipo, kad būtų fainai kažkas graži. Nežinojau, man rodos, apie tokį dalyką kaip kafa, arba man tiesiog durnai skambėjo. Bet jo, aš kažką, aš niekur pavyzdžių neturėjau, aš pasitašiau veidrodį ir kažką bandžiau, tipo, ten išlankstyti palei ausį savo. Ir tai bandėjai su intencija savo nešioti auskarus? Ne tai, kad nešiot, bet tipo sugalvoti tiesiog. Kaip įdomu, jog savo, vis tiek kaip vyras, atrodo, kaip yra juvelyrika, moterim daugiau orientuota ir būtent tokia, kad ausį visą pagražinti ir bandyti ant savęs. Jo, nes man visą laiką kažką aš ten norėjau ir aš ten paauglystį ypatingai, aš ten skusdavau plaukus, dažydavau ten viską, žinai, toks buvo. Tai aš dabar, biškį dar išliko, dabar iš viso nieko nenešioju, nei čia, kartais čia užsidedu, bet niekur nenešioju ir pats šitų nenešioju, aš toks labiau, čia mergaitė. Nereikia, nelyskit, žinai. Tai va, ir aš darau šitą mergaitę, aš pats pasidariau, vieną variantą buvau pasidaręs tokį, žinai, va ten man veidrodžiai, tai jis toks daug paprastesnis, ten taip, jokių linkių, žinai, jokių jau, kad taip palei ausį eitų. Čia kaip batsiuvys be batų, tai tu juvelyrikas be juvelyrikos. Jo, visiškai taip. Tai va, geras, niekada nepagalvojau. Tai va, tas taip ir išėjo. Sugalvojau, tada kažkaip ten kažkam padariau. Ne, pirmą dar turėjau tą versiją ir aš toksai pabandysiu ant brolio mergino, žinai, uždėti. Ir aš nunešiau ir žiūriu, tipo, visiškai netinka. Ir aš supratau, kad tipo, ausys skiriasi visų. Geras. Ir tada kažkaip ten, neprisimenu, kam pirmą dariau, bet kažkam aš ten pirmą atsisėdau ir buvau toksai, tai va, čia paliek. Ir taip užsisuko netyčia viskas. Ir va štai mes čia? Ir štai mes čia su tiek kamerų. Su tiek kamerų ir pirmame podcast'e. Jo, pirmame podcast'e. Gerai, palauk. Ir dabar dar kita dalis. Yra tokia, kad aš labai paprastai, nežinau ar tu norėsi, bet yra labai galimybė paprastai užsidėti tokį pakabuką, kad būtų kaip auskaras kabėtų. Aš galiu parodyti, kaip atrodo, nes tenais buvau ir padaręs Instagram'e. Tai va, pavyzdžiui, kaip linkiai, tai čia nematai tas toksai pakabukas ir aš čia dar širdutę padariau. Gražu, noriu. Nori? Taip. Gerai. Tai aš tau pasižiūrėsiu. Aš tau dar nufilmuosiu tavo telefonu, kaip jisai užsideda normaliai. Instrukcija? Jo, instrukcija tokia. Manual. Va, taip įsideda. Jeigu patogu, vadinasi tada teisingai. Patogu? Jo, net nejaučiu. Kol nepajudini, tol nesuprantu, kad kažkas ausį. Labai
labai gerai vietoj iš tikrųjų sugalvojai nufilmuoti. Aš taip jau sugalvojau. Akis vis dėlto, patirtis tavo. Gerai, palauk, yra vienas variantas. Jau toj 2 metai bus, kaip aš esu šitam dalyke, šitame etape, tai man net pačiai atrodo, wow, 2 metai. Kiek daug įvyko per tos 2 metus, atrodo, wow, ta prasme. Labai dėkinga, kaip gyvenimas dovanoja. 2 metai. O koks buvo pirmas? Koks buvo pirmas video, kada tu pradėjai? Tu kažkaip Palangoje, ne, kažką review darėjai, ar aš neteisingai prisimenu? Mano pirmasis video buvo Kaune. Kaune, mano tuo metu mėgstamiausioje kavinukė, tai buvo Habits Bakery. Taip. Tai jaučiau, kad turiu pradėti nuo šios vietos, nes man jinai tuo metu labai patiko ir labai mėgdavau ten vykti. Ten ir išbandžiau save, išbandžiau savo drąsą, galim taip įvardinti. Nebijoti kalbėti viešai, garsiai prie žmonių, kai tave stebi, atsisukinėja, klausosi, ką tu kalbi, kaip tu gramatiškai taisyklingai kalbi, kaip netaisyklingai kirčiuoji. Tai pirmoji vieta buvo ir viskas nuo jos ir puikiai išsirutuliavo. Labai daug gavau matomumo, iš karto tas video patapo vienu populiariausiu. Ir va tiesiog daug palaikymo gavau iš tokių žmonių kaip yra She's Glowing klubo įkūrėja, čia tokia moterų verslumo klubo įkūrėja, Dovilė, ir jinai mane paskatino toliau tęsti, buvau padariusi 3 video ir aš jai nusiunčiau, pakomentuok, ar čia gerai ar negerai, nes jinai tikrai žino, kas veikia, kas neveikia. Ir jinai sako, labai faina, tęsk. Ir aš gavau labai riebų checkmarką ir tiesiog jaučiau, kad tiesiog turiu ten eiti. Nes gavau tokio tikrai patikimo žmogaus žodį, jog tęsk. Nice. Ir štai aš čia. Ir štai mes čia. Jo, štai mes čia. Taip, aš tau, žiūrėk, o tu gali pati paliesti, kuri tau labiausiai prie širdies, nes va čia gal čia net nesimato, viskas gerai. Tai kuri tau labiausiai prie širdies? Arba šita vat? Gal ši plonesnė. O šita? Nu, jos labai skiriasi. Jo, jos labai skiriasi. Ten. Tai šita bus... Šita, aš tau galiu parodyti apytiksliai. Niu. Parodom ir žiūrovam. Teisingai. Parodom ir žiūrovam. Ir tada pamatys, ką nusprendėm. Tai va dabar pažiūrėkit, kuris dabar variantas. Galima dėti šitą. Tada su plonesniu. Ir mes tokie iš šono tokie. Ir tada šis. Tad po to pamatysit, kurį mes visgi nusprendėm. Jo, tai vat. Tai kai montuosi, galėsi tada nepasakyti kurį, bet aš galvoju, kad gražiau atrodo tas pailgas. Šitas? Atrodo labiau make sense. Aha, nes čia tokie pailgi ir tada čia tai pailga. Aš labai pastebėjau, va šitas yra toksai elegantiškas. Taip. Ir žiūri, pavyzdžiui, prie skirtingų merginų būna labai, pavyzdžiui, vienom iš karto aš pridedu, o prie kitos. Man šitas atrodo labiausiai prie manęs. Paprasta užsidėti, tiesiog taip užsikabini ir viskas, jisai ten kabo. Ai. Tai čia labai toks auskaras arba neauskaras, žinai, kaip nori. Tai va. Nepamesiu aš jį? Ne, nenukris, nebent nusims ir pamesiu. Tai va, o šiaip esmė, va, kaip yra šitas dalykas, jis ten už apačios užsikabina ant šito. Ir tada už apačios galima užkabinti ir jis kabo. Ir tada bus kaip auskaras. Tai va, galiu parodyti, kaip jisai. Va, ir tenais. Ting, 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 ting. Čia kažkas. Nuostabu. Wow. Nu čia toks jau, žinai, labiau, bet jisai... Labai gražiai. Va, Padaryk video. Padarysiu. Tai va, labą dieną. Ir čia yra Alija. Labai graži mergina su pačiu labiau sparva.
Kieno gamybos? Taip, mano gamybos. Promo kodu jok. Tai va, nu ir, va, o jį nusimti labai paprasta galima, tiesiog nusimti ir jisai čia laikos, bet jis pats nenukris. No. Nice. Gerai. Tai va, gerai, nu žinok, va, viskas. Jo, dabar kaip tave išmokyt užsidėti ir nusiimti. Čia yra šitas. O tu nori, nežinau, klausimas. Gal tu nori širdutės ant viršaus, nes aš galiu užvinioti ir padaryti, kad čia mano gamimo širdutė, ją iš naujo padaryti, arba ten ją tik tokią užkabinti ir bus. Širdutė ant galo. Širdutė ant galo. Aš manau, nereikia. Gerai, labai gerai. Labai graži, bet manau, čia jau bus per daug. Suprantu, nes pavyzdžiui, aš irgi dažniausiai būnu toksai, kuo paprašiau, bet pirmą kartą padariau širdutę linkyti, kada dariau. Bet labai gražu. Aš noriu širdutės. Ir aš padariau širdutę ir tada, okei, visai. Manau, jai tinka kaip prie žmogaus. Jo, jais toks labai irgi šilta žmogus. Tai va, o dabar užsidėjimas. Pati esmė šito dalyko yra, kad čia yra tas ausies penelis. Taip. Ne? Ir jisai kaip ir įsideda pirmą, tada įsideda į vidų ir tada ten tiesiog reikia taip į vidų. Pabandyt man pačiai? Gali pabandyti arba aš galiu nufilmuoti. Aš turiu... Palauk, šitas kur įeina? Va, aš pabandysiu nufilmuoti tau ir tada tu iš karto matysi. Arba aš galiu va taip. Arba gali va taip ir laikai už va šitų vadarelio. Taip. Ir tada svarbiausia užkabini už Ai, taip. ir tada va tavo vidinę dalį svarbu įdedi. Ne? Ir kai jau vidinį įdedi, šita yra tokia atsikarojus. Juokingai irgi yra istorija su šitais atsikarojimais, bet ir tada tiesiog įvedi į vidų. Įspaudži, supratau. Va, ir jeigu jis laikos, tai tada laikos. Gerai. Ir tada jau neiškris. Nu va, čia su instruktažu. Jo, čia visiškai. Galima prie kiekvieno video pridėti, žinai, tokį, nežinau, failą, iPodą atsiųsti. Tai va, ir gali pabandyti, nori pabandyti įsidėti pati? Pamanom. Čia visgi juvelyras įdeda, bet ar pačiai pavyks? Užkabino, tik tais nematau dabar. Užkabino. Jo. O tai kai nematau. Jo, bet visa esmė yra dar padaryti, kad jisai būtų, kad tu įkabini ne ant apačios, bet kuo aukščiau va tenais, va. Aha, link va. tos pusės. Ok, pajaučiau, kad patogu. Ir dabar va tavo. Jo, va dabar liko tik tais. Čia toksai labai, kai gundi, tada žiauriai įsiai užsidėti, iš tikrųjų. Čia reikia veidrodžio, nes aš visai nematau. Laikysiu aš tau. Taip. Taip, gali dar aukščiau. Jo, va čia va. Taip. Tobulai. Viskas? Jeigu jo, viskas. Nuostabiai. Aš labai greit mokaus. Aš matau. Aš labai greit. Viskas. Nu tai va, o šitą tai ten, kaip, kada nori, žinai, ir užsidėdė, kaip tau gražiau. Tavai dabar uždėt, ar tu tiesiog pasimisi? Dabar uždėk. Gerai. Tau su klausimais viskas, o kartu kažkokį turi pabaigiamąjį, kažkokį gal... Šiaip visai fainai, visą laiką būna podcast'e, tipo kažkoks baigiamasis, tipo kažkokia... Arba baigiamasis, arba kažkokia tradicija, tipo kažkokį klausimą, po to visą laiką užduoti tą patį pašnekovams, ar ten perduoti klausimą kitiems. Labai smart, žinai, ką aš norėjau padaryti ir iš tikrųjų gal išeis, aš labai norėjau. Nežinau, bet aš jau galvoju gal per vėlai. Žodžiu, kadangi aš gitarą groju, ne, ir visai toks tributas šitam. Aš labai norėčiau su kiekvienu pašnekovu padaryti kokią poezijos, žinai, tipo, nereikia išmokti eilių, bet tiesiog pasidedi žodžius ir tada, kad ta dainuojama poezija, tiesiog aš pagroju ir tada žiūrovas jis padainuoja. Nu, bet čia toks... Jeigu žmogus moka dainuoti. O tu moki dainuoti? O žiūriu, tu manim pasitikė, kad aš moku dainuoti. Aš gitaros neturiu čia, bet, nu, sakykime, kitam kartui. Tai va, mano čia vienintelė buvo toksai, kad ir vaikai galėtų žiūrėti ir smagu būtų, ir kad toks, jo, nes man ta dainuojama poezija labai patinka, ten kernagis ir dar kažkas. Okay. Ir ten nereikia dainuoti, žinai, ten tiesiog labiau šnekėjimas. O tu būtum sutikus? Jo. Kodėl ne? Viską, ką būtum sugalvojęs, tą būčiau ok. Pasimokyti iš mano klaidų. Visą laiką paklauskit. Jo, of course. Nes aš buvau toksai, blema, gal ne. Eik tu. Nu tai va, ir tada žinosiu, kad aš dabar. Bet nieko, čia bus kitam kartui.
Galvoju, gal tiks. Vis tiek čia šalia. Labai Jo, šalia. Tai taip, labai gerai. taip. Vau, net keista matyti ant savęs Kažką daugiau. du. Nes man labiausiai patinka be nieko. Žinai, be jokių pakabukų, tik tais linija. Nes tada būna toks, kaip ir va šito visa esmė, kad yra toksai, kuo natūraliai, žinai, taip, Jo. biški, tipo, bet vieną liniją kažkokią, kaip su pieštuku nupieštum. Ir kabo. Tavęs. Jo, labai gražu. Ir ką čia dabar aš galiu sugalvoti paskutinį pabaigimą žodį. Gal jūs norite perduoti klausimą kitam pašnekovui? Nes kitas pašnekovas bus, aš parodysiu, kas bus ir tada Gal kokį himtą. Himta, apie ką klausimas, ar ne? Jo. Gerai. Va, čia yra šita mergina, nežinai, Airė, shout out Airai. Nežinai, yra. Jis labai čia, va, šitus. Ką jinai daro? Jinai dainuoja lietuviškai angliškas dainas ir išverčia jas. Ir jos balsas yra. Gerai, Tai va, tuoj pagalvosiu Ir klausimai. dabar mes galim klausimą apie... Ir dar kažką aš labai norėjau susijęti iš tikrųjų su meilės klausimais. Su meilės klausimais ten apie... Ar turi kažkokį aksesuaras, kuris tau yra įsiminęs ant, sakykime, žmogaus, kuris tau patiko anksčiau arba patinka ir kas tau taip yra toks. O, Aš tai pabandysiu savo temui. Tai pabandysiu ką nors. ką darysi pusryčiams? Ne. Tuoj aš pagalvosiu. Gerai. Negalim neskubėti. Bus toks čik ir sugalvojau. Iki to laiko. Ko norėtum? Čia turim aprašuotas salotas būrį. Tarp kitko, aš turiu šitų klausimų, jeigu nori, gali pažiūrėti juos. Jų yra, aš visai tokių vat prisirašiau. Lazanijos jautinas. Kiek aš turiu priklausomai. 21 visai geras. Ir dar čia turiu mikrobangę ir savitarną. Jo, va šitas, 28. Va šitas gali Tai čia būti tu klausimas. Aš galiu užklausti. tu tai Jo, čia jo. klaus. Jo, čia tu tai faktas, bet aš noriu kažkaip nuo savęs labiau daugiau. Gerai. Nes šiaip gerų klausimų yra. Čia toks grab and go visai geras momentas yra. Ir šitoje vitrinai turim sumuštinius, pusryčius. Šitie pareigietiški labžienė. Ir desertas. Ir sriubą dar turim dienos šiandien agurkų. Okay. Visinai valgiau agurkinę sriubą. Kokią lengviausią, nesunkiausią, o lengviausią pamoką gavo tas žmogus praeitais metais? Wow, šitas geras. Gerai, kokia lengviausia? Aš kaip tik užsirašysiu. Ir sriuba. Čia galima neatskleis dabar. Jo, Čia čia tiesiog toks. White noise. Jo. Ir štai garsas, kurį girdite Alijos ausinėse visą dieną. Kokia Lengviausia pamoką gavai. Gavai. Nesunkiausia. Jo, nesunkiausia gavai praeitais metais, 25-ais. Gavai 20 metais. Žiūri gerai, ir čia dabar kelinta diena yra. Dabar yra sausio 6. Tai čia mes pradedam naujus metus. Visiškai. Eina savo. O ką tu turi palinkėjimų savo naujus metams? Iš tikrųjų, su daug ko dabar diskutuoju apie tai. Man šie naujieji metai, man jie tęsiasi ir jie man nėra tokie, kad nuo dabar kažkas pasikeičia. Man asmeniškai nauji metai yra rugsėjo 1. Man tada jaučiasi toks pokytis po vasaros, po atostogų ir sezoniškai pokytis ore. Ir tada rugsėjo 1, kas į darbus, kas į mokslus, kas po atostogų nauja veikla užsiema ir tada man tokie nauji metai. Geras. O sausio 1, man atrodo, taip tiesiog, jinai taip ir tęsiasi. Aiškus, labai faina išsikelti, išsigryninti tuos tikslus, tai aš juos išsikėlusi, pozityvi ir koks klausimas buvo primink? Ar turi tikslų išsikėlus? Ar turiu tikslų išsikėlus?
tikrai turiu ir tie tikslai yra susiję su mano dabartinė veikla, kurią vystau, plėsti ją dar labiau. Ar planuoji kitas šalis? Reportažus daryti? Latviškai. Labas dienos. Tiktų mano, ne tikriausiai? Žemai tyra, reikia vis dėlto. Jis panašiau. Čia atsariai. Kirtis ant tre... Ne, čia, žinok, aš jau pasikaustęs žiniosios iš tų esu. Nu gerai. Kirtis ant galinio, ten pas juos. Gerai. Jūrų burbuls. Nežinau, banginis maras, ar čia bairis. Galim pabairis, atsiprašau. Nesąmonės, nes iš tikrųjų jau viskas. Viskas, mes ir taip pabaigėme šitą mūsų pasikalbėjimą. Tai nesakysiu iki kitų metų, nes kitų metų dar už metų, bet buvo labai malonu. Labai ačiū tavo Domai. Buvo labai malonu. Ačiū labai, kad sutikote. Čia buvo toks gan spontaniškas dalykas. Ir jo, aš tikiuosi iki greitų pasimatymų. Tikrai iki kitų kartų. Gerai, tai viskas. Ate. Ate.